Serialo autorė Kris Marina. Vaidina Katerina Fulop, Miguelis Angelis Čarutis ir Martinas Sifeldas. Taip pat vaidina Marisa Kamila Bogdanova, Manuelis Felipe Colombas, Mia Luisana Lopilato, Pablas Benjaminas Rochasas ir kiti. Maištavimas tęsiasi. Palauk, Pablai. Jei nori pakviesti Roką, nufilmuosim antrą filmo dalį. Pakviesk. Pablai, nekvailiok. Nekvailioju. Ką darai? Nagi dabar suskysi. Kvailys, Asilę paleisk. Tu tokia drąsi visus auklėt, o pati bėgi? Gana kvailį paleisk, Asilę, juk sakiau, kad suklydau, Pablai. Aš irgi suklydau, nes maniau, kad tave verta gerbti, bet dabar matau, kad tu tokia pat kaip kitos. Imk. Nebedrebėk. Gali eiti. Tik pirmą pasakyk. Kodėl vis stengias man pakenkti? Tu man stengies pakenkti. Nuo pat pirmos dienos, kai susipažinom, nepalieki manęs ramybė, Pablai. Ne, sustarkim taip. Apsimesk, kad manęs nėra. Aš tavęs irgi nematysiu. Daugiau nesikalbėkim, gerai? O kaip grupė? Grupė? Ten kalbėsimės tik tiek, kiek reikės. Muzika man svarbiausia. Pakentėsiu. Ne tik grupėje, mokinių taryboje ženklais kalbėsimės? Ne, mokinių taryboje tvarkykis pati. Aš pasitraukiu. Tikrai galėtum atsisakyti pirmininko pareigų? Marisa, suprask pagaliau. Visko atsisakyčiau, kad tik nematyčiau tavo veidelio. Neždinkis. Gerai. Tik to. Tik to. Aš atsisakau pareigų. Galim šnektelt? Ko norėjot, Linares? Aš jums sakiau, kad Markas silpnos sveikatos. Jam astma. Taip, bet jis pasveiko ir gali žaisti regbį. Galite jį priimti? Kodėl taip jų rūpinatės? Nes myliu. Nors jūs tikriausiai niekad nesuprasit. Suprantu tik tiek, kad tokie žmonės kaip jūs ir kaip... Visi žmonės iš gatvės nemoka mylėti, nes neturėjo pavyzdžių. Geriau visas jėgas skirkit savo. Pasistengit pasikeisti ir ko nors pasiekti. Negaiškit laiko neįmanomams svajonėms. Markas nėra neįmanoma svajonė. Kad mylėtum, nereikia pavyzdžio. Reikia tik atverti širdį. Markas su jumis žaidžia. Jis jūsų nemyli. Iš kur žinot? Yra dalykų, kurie gyvenime nemaišomi. Vaikų namuose galioja stipriausioje taisyklė. Gal jau pamiršot duobėj praleistą laiką? Duobėj? Taip. Ar ne taip vaikų namuose vadinamos bausmių vietos? Taip, Ola. Iš kur jūs žinot? Žinau ir tiek. O dėl Marko Aguilaro... Labai graži daina. Man irgi patinka. Bet manau, kad Pablas turėtų dainuoti kavą žemiau. Nežinau, man patinka ir taip. Gerai skamba. Nors galima įvairiai pabandyti, gal padainuosiu oktavą žemiau. Aš taip ir sakau. Gana vaikai. Prieš paruošdami galutinį variantą turėtume įtikinti Roką, kad mums dainą paskolintų, ar ne? Tikrai. Reikia jį įtikinti. Šita daina labai graži. Turim ją dainuoti. Prašiau Vikos, kad įtikintų, bet jai nepavyko. Prieš pradėdami ieškoti dainų turėtume šį tą nuspręsti. Ar toliau grosim pogrindį, ar pagaliau pasisakysim rizikuodami, kad mus išmes iš mokyklos? Ne, Manueli, tėvelis mane pribaigs. Aš neprieštarauju, galiu pasisakyti. Reikia gerai pagalvoti. Čia sudėtingas sprendimas.
Todėl ir sakau, pagalvokit, pasvarstykit, o susitikę nuspręsime. Gerai, gerai. Gali žaisti? Ei, kas tave kvietė? Nebūk toks, jie moka, tegul žaidžia. O, nagi? Ne, žemiau. Lolė, viskas gerai? Labai gerai. Žiūrėjau, kaip žaidžiat regbį ir pamaniau, kad jums reikia šokėjų. Tai parodysiu. Sakyk E, sakau E. Sakyk G, sakau G. Kas mums išėjo? Elito gimnazija. Garsiau, Elito gimnazija. 3 kartus. Elito gimnazija. Doloresa, gali ateit? Negaliu. Turi svečių? Tikrai. Juk sakiau, kad ne, Laura. Doloresa, gali ateit? Mama? Solė, sužinojau, kad tau nepasisekė ant rankoj. Nesirūpink, sulauksi daug geresnio pasiūlymo. Ei, mergaitės tave atstumė, vadinas, nemoka tavęs įvertinti, bet aš visada būsiu šalia. Ir toliau taip, Vika. Labai gerai, Vika. Atsiprašau, skaitai gerbėjo laišką? Ne, negerbėjo, o vieno iš 100 gerbėjų. Kvaiša. Iki ryt. Pasikalbėkim, dukrelė. Sesuo sakė, kad blogai jauties. Ir ką? Jums aš gimiau blogą. Nepradėkim kalbėti kvailysčių. Galim rimtai pasikalbėti. Gerai, pasikalbėkim. Klausyk. Kodėl judu su vyru nusprendė turėti 2 dukteris, vieną jų išsiuntėt už 400 kilometrų, kad kitas žmogus ją užaugintų? Jau aiškinau. Mes daug dirbom, o tu buvai labai maištinga. Reikėjo žmogaus, kuris visą dieną tave prižiūrėtų. Mes norėjom tau gero. Ne mano, savo gero norėjai. Jūs visada norėjote tik vieną dukterį turėti, Laura. Darykim kaip visada. Tegul tėvelis tu ir šventoji Laura mano, kad manęs nėra, gerai? Mama, nesustabdysi jos, leis išbėgti? O ką man daryti? Tavo sesuo nesuvaldoma, negaliu nieko pakeisti. Tu jos motina, kada nors tu turi parodyti jai ribas. Klausyk, atėjau sunkiai dirbusi 12 valandų, o tu dar drįsti man aiškinti, kaip dukterį auklėt? Ne, nepyk, aš tiesiog... Ačiū Dievui. Tik to man trūko, kad dar su tavim bėdos turėčiau. Blasas keistai elgės. Kažkas lepia. Metų naujieną, Luhana. Dabar jis kitoks, nežinau. Iš šio žodžio man pasirodė, kad vaikystė jis augo internate ar vaikų namuose. Man nerūpia, ar jis iš vaikų namų ar iš rūmų. O man rūpi. Gal jis blogai su manimi elgėsi, nes aš jam primenu praeitį, supranti? Nesąmonės, kalbė, geriau apsirengsiu pižamą. Čia ne kvailystės, bet kągi. Globėjas prisijungė, ateik, paskaityk. Ko jis nori? Atsirado po 100 metų ir liepia dalyvauti pasakų konkurse. Kas jam daros? Man baisiai nepatinka rašyti. Nežinau. Žiūrėk. Liepia į mano mamos būrelį užsirašyti. Visai išprotėjo. Mano, kad turiu lankyti visus būrelius, nes jis man už mokslus moka. Ne. Ką žadė daryti? Nežinau. Gali paaiškinti, kaip jis žino viską, kas daros mokykloje? Nežinau. Nežinau, kas sugalvojo bendravonę, bet man patinka. Merginas tik įsiprausiusios kvepiančios. Pablai, kremties dėl Marisos filmuko? Liaukis. Gana rūdi, nekalbėk apie Marisą, man jos nėra, gana. Nėra? Palauk. Jei nebėra, vadinasi, kažkas buvo. Todėl ir nenorėjai su ją pažaisti. Na, gali būt. Gali būt? Ne, taip ir yra. Jei mergina tau siūlosi tiesiog lipant kaklo, tu ją atstumi, gali būt tik 2 priežastys. Arba jei tau labai rūpi, arba tau tas pats, kas man.